Jų bendrabučius atrodo, kad jų net nėra, nes jie miega tiesiog dienomis ir rytais. Ir mes dabar kaip tik susisiekėme su vienu studentu, su kuriuo ir norime pakalbėti. Aha, na, tikiuosi, kad jis to ir pakels. Vis dėlto žmogus, žinai, Užsiėmęs. dar tik tai 10 valandų. Klausau. Labą dieną. Labas vakaras. Nu, kam vakaras, kam diena, sakykite, ar su studentu kalbamės? Mama, čia tu? Ne, čia ne mama, čia iš radijos skambina. Manęs nėra dabar. Aha, bet jau kadangi mes jūs radom, tai norim paklausti, kaip rugsėjo 1? O kada buvo rugsėjo 1? Ne, norime paklausti kito dalyko. Ar jau įsiliejote į studentišką gyvenimą? Matote, mes dar tik pirmakursiai, tai dar neįsiliejom į gyvenimą. Bet jau greit įsiliesim. O jau rugsėjo 1 buvo? Taip, jau buvo. Kada? Nu, kada? Praeitą penktadienį. Atleiskit, negaliu kalbėti, reikia eiti į paskaitas man. Jo? O kokios paskaitos šiais metais, pavyzdžiui, Palaukit, ar įdomios? aš tuoj pažiūrėsiu, kur aš įstojau. Dabar palaukit vieną minutę. Į technikos inžinierių. Įdomios, jo. Labai man patinka, aš moku, studijuoju, jo. Sakykite, o jūs žinote tokią gerą patarlę? Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldus. Jo, aš girdėjau, bet mes pradėjom iš kito galo, mes dabar vaisius valgom, paskui šaknis vėliau kramtysim. Atleiskite, aš negaliu, man dabar dėstytojas klausė, aš turiu miegoti. Rimtai? Aha,